Sportuoji, o norimų rezultatų nėra? Ironman.lt komanda tau patars, ką daryti. Mitybos planai, sporto programos ir maisto papildai iš Didžiosios Britanijos be sintetinių priedų. Neturi laiko susitikti? Užsienyje kvalifikuoti treneriai ir mitybos specialistai patars internetu, o kiekvienam naujam klientui 20% nuolaida bei nemokama konsultacija. Laukiame tavęs mūsų parduotuvėje Vilniuje, Mindaugo gatvė 25 bei Facebook'e ironman.lt. Daugiau informacijos rasi www.ironman.lt. Ironman. Klientų pasiekimai, mūsų pasiekimai. Sveiki, draugai, tie iš jūsų, kurie, blemba, dabar čia yra turbūt jau 5. dublis, kurį mes naudojam filmuojant šitą video ir vėl kažkoks feilas. Tie iš jūsų, kurie mato šitą video, bet neseka mūsų puslapio Facebook'e, būtinai pasiekite. Visi kiti žinot, mūsų sekėjai žinot, kad mes į savaitę darom 2, 3, kai kada ir 4 live transliacijas ir būtent tų transliacijų metu mes atsakinėjame į populiariausius klausimus. Bet su lyg kiekviena transliacija mes gaunam vis tų pačių vienodų tų pačių klausimų. Ir todėl mes būtent nusprendėm dabar padaryti štai taip. Visus komentarus su klausimais ir dažniausiai užduodamais klausimais ir panašiai mes dabar filmuosim ir atsakinėsim iš tos klausimus būtent tokiu formatu. Jūs pamatysite šiek tiek vaizdinės medžiagos, kad jums su protui būtų lengviau suvokti, apie ką mes kalbam, kad jūs praktiškai galėtumėte pritaikyti visas mūsų rekomendacijas. Taigi šiandieninis klausimas buvo vieno mūsų žiūrovo, man atrodo, dar vasarą jo komentaras buvo, bet tik tai mes dabar grįžtam prie tų klausimų ir jisai klausė, ar galima treniruoti atsiliekančias raumenų grupės 2 kartus per savaitę ir jisai būtent klausė apie rankas. Taigi šiandien būtent pakalbėsime apie tai, ar galima treniruoti atsiliekančias rankas 2 kartus per savaitę. Mano manimu taip galima. Kokiu būdu daryčiau tai aš? Mano manimu geriausia būtų daryti štai taip. Pavyzdžiui, pirmadienį jūs ateinat į sporto salę ir padarot bicepsą. Ir pavyzdžiui, padarot mažai pakartojimų, 8, 10, maksimum 12 pakartojimų, bet darom labiau bazinius pratimus, darom su maksimaliai didesniu svoriu ir mes labiau plėšom savo raumenį ir būtent taip skatinam augti mūsų raumenis. Kada jau mūsų raumenis atsistatė, sakykime, tai galbūt jau trečiadienį, galbūt ketvirtadienį, galima padaryti tą patį bicepsą dar kartą. Bet šį kartą aš jūsų vietoj pasirinkčiau lengvesnį svorį, tai yra mažesnis būtų svoris. Aš padidinčiau pakartojimų kiekį ir pasirinkčiau labiau izoliuotus pratimus. Tokiu atveju jūs nesuplėšysit savo raumens daugiau, o jūs pripildysit savo raumenis šviežių, naujų kraujų, kuriame yra taip pat ir amino rūgštys. Absoliučiai tą patį galima daryti ir su tricepsu. Vėlgi, galbūt tą pačią dieną jūs treniruojate ir bicepsą, ir tricepsą, atsistatę po 2, 3, galbūt 4 dienų, galim dar kartą treniruoti. Vieną kartą treniruojam su dideliu svoriu, 8, 10, maksimum 12 pakartojimų. Po to, po kelių dienų, kada jisai atsistatė, jau darom labiau izoliuotus pratimus. Galima taipogi padaryti ir štai taip. Pavyzdžiui, pirmadienį treniravot bicepsą, antradienį treniravot tricepsą su kitom raumenų grupėm, o sakykime ketvirtadienį arba penktadienį jau jaučiat, kad atsistatė jūsų rankų raumenis. Galima vienos treniruotės metu padaryti supersetus arba dropsetus bicepsui. Arba pavyzdžiui, 2 pratimus iš eilės, tai būtų supersetas, pavyzdžiui, vienas iš izoliuotų pratimų bicepsui, iš karto non-stop izoliuotas pratimas tricepsui. Irgi suvarysit nemažai kraujo, šviežio kraujo kartu su amino rūgštim, su kitom naudingom medžiagom ir būtent taip paskatinti savo organizmą augti. Taigi tokia buvo mano asmeninė nuomonė, bandykit, ieškokit būtent tokių būdų, kurie veikia jums, visada ieškokit naujos informacijos, naujų būdų. Neužsiciklinkit ties viena treniravimosi technika, bandykite įvairius būdus, įvairias technikas, įvairius požiūrius, įvairius pratimus, izoliuotus, bazinius pratimus, įvairius kampus bandykit ir būtent taip jūs pasieksite jums geidžiamų rezultatų. Visų kitų, prašau, savo įdomius klausimus rašykite būtent po šiuo video, bet šį video suraskite būtent YouTube, nes tik tai tenais aš žiūrėsiu jūsų klausimus ir įdomiausius, aktualiausius klausimus atsakinėsiu būtent tokiu būdu. Ir mini prašymas, jeigu jums patiko toks formatas, jeigu jums patiko mano patikta informacija, nepatingėkit, pasvaiskit nykščius į viršų, pakomentuokit, galbūt pasidalinkit su draugais arba užtaginkit kokį draugą, kuriam ši informacija bus naudinga. Visiems kitiems sakau ačiū ir iki kito susimatymo. O norimų rezultatų nėra?
Ironman.lt komanda tau patars, ką daryti. Mitybos planai, sporto programos ir maisto papildai iš Didžiosios Britanijos be sintetinių priedų. Neturi laiko susitikti? Užsienyje kvalifikuoti treneriai ir mitybos specialistai patars internetu, o kiekvienam naujam klientui 20% nuolaida bei nemokama konsultacija. Laukiame tavęs mūsų parduotuvėje Vilniuje, Mindaugo gatvė 25 bei Facebook'e ironman.lt. Daugiau informacijos rasi www.ironman.lt. Ironman. Klientų pasiekimai, mūsų pasiekimai.